Labadiena, mano vardas Tomas Lagūnavičius ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie vaidybos mokyklą, kurios pavadinimas yra projekcinė. Kas tai yra projekcinė vaidybos mokykla? Aktorius, kurdamas personažą ar vaidmenį, jisai turi įsivaizduoti, kad tas vaidmuo egzistuoja trijose lygiuose. Tai yra laike, tai yra laikas, taip, praeities laikas, dabartinis laikas ir ateities laikas. Toliau yra išorinė erdvė, tai yra tas visas maršrutas arba tas žemėlapis, kur personažas perina. Tai žinoma yra prieš istoriją, kur jisai buvo, kokios erdvėse, kas ten vyko, kokie ten buvo jo, reiškia, santykiai, veiksmai vykdomi. Ir žinoma dabartis ir ateitis. Kaip mes vaidinam, tai mes žinom, kad mes vaidinam kažkokią dalį šio gyvenimo, tai kitaip sakant, dalį to maršruto. Toliau, trečias dalykas yra vadinama jo vidinė erdvė. Tai yra jo jausmai, pergyvenimai, kaip jisai reaguoja į tą erdvės maršrutą ir kaip jisai reaguoja į tą laiką besikeičiantį ir tos įvykius atsirandančius laike. Dabar, kada aktorius ruošia, tai režisierius jam turi padėti. Pirmiausia, jis duodamas tam tikras užduotis ir liepdamas atlikti tam tikrus etiudus. Etiudai turi būti atliekami į tiek laiko, tiek vidinės, tiek išorinės erdvės, tam, kad aktorius susikurtų tą vadinamą virtualią realybę. Virtualioje realybėje aktorius turi užimti tą vadinamą centrinę vietą. Virtuali realybė kuriasi aplinkui. Įsivaizduokit, kad tai yra kažkokia aplinkui erdvė, laikas, kuriame aktorius pastovi juda. Centre, kada jisai stovi, tai jisai pasilieka pačiu savimi, bet kada jisai perina į personažo laiką, tada jisai įsigyvena tas aplinkybės, kuriuose jisai yra. Žinoma, viskas turi būti laiku. Tam tikram laike, tam tikras įvykis, tam tikras veiksmas, tam tikri išgyvenimai, norai, siekiniai. Ir kada aktorius sujungia visus tos dalykus, tada atsiranda ir vaidmuo. Tai pagal šitą vaidybos mokyklą tu turi tiesiog sukurti vaidmenį kaip projektą. Projektas, kuriame tu egzistuoji. Tai pačio spektaklio metu aktorius atsirasdamas viduj, jis pradeda judėti toje erdvėje ir tam laike išgyvendamas pojūčius, bet kada baigėsi spektaklis, jis turi sugrįžti į tą vadinamą centrinę vietą, o po to išeiti iš tos virtualios erdvės. Žinoma, jeigu norėsite daugiau sužinoti, tai galite skambinti, rašyti ir galėsime apie tai pabendrauti toliau. Žinoma, daugiau kažką sužinoti, niuansų.